Sveiki, gerbėmieji Lietuvos piliečiai. Daug metų pragyvenau Lietuvoje ir aš gerbiu Lietuvą už tą, kai jie davė man galimybę mokytis, dirbti ir gyventi Lietuvoje. Paskutiniu metu man pradeda gimsti naujas idėjas. Vieną kartą neužsidėti. Jie taip turi būti. Užsidegs, tai jis paskui pats išskleidžia kvapą gamtoje. Čia vietoj tokiais žvakutės dabar dūmai rūksta. Nežinau, matot ar ne? Tik to. Noriu perskaityti jums eilėraštį. Labas rytas, Lietuva. Neužmiršau pasveikinti tave. Atsibusdavau anksti ryte, lietus lyja gamtoje. Sausio mėnesį paminės, 11 mėnesių atšvis. Žalą Lietuvai nedarysiu, su Lietuvos piliečiai tyliai minutę patylėsiu. Dabar aš noriu pakalbėti apie ką. Aš paskutiniu metu pradėjau kepti pyragas. Pas mane atsiranda tokie kažkas, nežinau. Dažniausiai vaikus anksčiau paklausdavo, kas iš mokytojų dažniausiai užduoda tokius klausimus šiuo laiku, 21 amžiuje. 20 amžiuje buvo taip, mumis klausė, kas tavo tėvai, kur dirba, ką pasiekė gyvenime ir kuo nori tapti, kaip tapsi pilnametis. Kas norėjo anksčiau kosmonautu būti, kas norėjo kariškiu būti. Gyvenimas klojasi, ką pas mane aš pasiėmiau viską į savo motinas. Tam nereikėjo man mokytis kažką, studijuoti kažkur, kada šalia yra geri mokytojai, kaip tėvas ir mama. Antrą pusę metų, beveik antrą pusę metų, amžių laikotarpiu, man horoskopai patarė taip, kad pirmus amžių pusę metų aš dirbsiu kokioj įmonėj, kol stosiu ant kojų,
o paskui antrą pusę metų amžių pas mane žuvis metais gimsta talantai, ne? Savarankiški talantai ir galim naudotis kažkokie piešimuose, ne? Piešti kažkas sugeba, kažkas būti menininku, ne? Gali būti psichologų. O aš nežinau, ar čia Dievo dovana ar ne. Ot kažkas man stumia į priekį. Kažką norisi naujo sukurti. Gal kažką palikti po savęs. Mes žinom, kad jaunimas, kada aš buvau jaunas, iki 30 metų kai kurie nedagyvena. Po to viską pasikeitė mano gyvenime. Aš ėjau savo keliu, aš gerbiu tą įmonę, kurį dirbau. Jeigu ne tą įmonę, aš negalėtum dabar dirbti savarankiškai. Aš pradėjau gyventi visai kitaip. Aš tarnavau įmonei, kuri mane laikė, koks nebūtų. Ne visi mes mokslininkai galim būti, ne visi mes kažką sugebame padaryti. Kada kolektyvai susieina kartu, mes mokomės vienas iš kitų. Dabar, kada aš pradėjau dirbti savarankiškai, man po truputį pradėjo gimsti naujas idėjas. Tai aš nuo to laiko jau pradėjau dirbti savarankiškai, nuotoliniu būdu. Iškepiau, aišku, pyragą prieš tai, savo duoną. Dabar iškepiu panašų kažkas. Šitą duonelį kiekvieną kartą galima sukurti kažką naujo. Nori saldaus, nori mažinti cukrų, padaryk kaip nesaldų. Čia daug variantų tų galiu prigaminti. Pirmas žingsnis, kurį man pasisekė tai padaryti, aš supratau, čia galima pabarstyti saldaus kažką įdomaus. Galima pridėti cukraus, galima mažiau saldumynų dėti. Galima net pabarstyti pudrą. Tai gausis žiema, ne? Baltai atrodo. Dabar aš filmuoju pavasarį. Jeigu tai kepti žiemą, tai galima padaryti kaip iš sniego, ne? Kaip pudra, ne? Žinot, kas yra pudra. Pudra tai gaminasi iš cukraus, pabarstyti gražiai. Yra toks posakis: nevaišink kitų, kol neparagausi pats. Šitas kepimas yra padarytas iš mano sugalvotų receptų ir kiekvieną kartą kažkas keičiasi. Skonis irgi keičiasi. Jų, kad duoti žmonėms paragauti, reikia paragauti pačiam. Galiu prirašyti tų receptų pilną, jie keičiasi. Aš pradedu jausti, kažkas pas mane gimė tokį, kad aš pastoviai noriu kažkas paragauti naujo. Ir skonis, aišku, žinoma, irgi skirsis.
Tad pabandom peržiūrėti, kas tai yra za gaminys. Mes dabar ją pakelsim. Žiūrėkit, kas gaunas. Šitą bandelę aš dar neragau. Jų reikia nupjauti, pasižiūrėti, kas viduj pasidarė. Man primena šitą bandelę bet ką, ne? Gali baranką, gali ratus nuo mašinų. Iškepti galima iš pyragėlių viską. Man kilo mintis, matot kas yra. Man kilo mintis, kad čia panaši emblema į teledemą, ne? Operato ryšį, kurį sudariau sutartį nuo metų pradžios. Ne? Šita reklama buvo graži. Aš gerbiu šį įmonę, kuri nuo sausio mėnesio aš esu pasidaręs. Ir aš bendrauju po šios dienos, jie teikia paslaugą ko puikiausiai. Aš nenaudojusi ir nenoriu sužeisti kitų įmonių, kad kažkas buvo mane patenkintas, visi buvo geri, visi taika paslaugą gerai. Aš pasižiūrėjau, kad teledema taika paslaugą man palankius laikotarpiu įtenkina planas. Ačiū, teledema. Dabar aš noriu paragauti su jumis šitą pyragą. Pabandžiusiu aš ją prapjaustyti. Pjaunasi gerai. Matot, duona iškepta. Iškepta ko puikiausiai. Aš noriu prapjauti per pusę ir parodyti jums, kaip iš tikrųjų iškeptas vidus. Labai gražiai atsipjauė. Pasižiūrėkit. Pyragas naminiškis. Matot, vidus gražus. Matot. Jūs man pasakysit, ar duotų mums receptą. Receptas, su receptu, ką duoti, reikia aprašyti, suderinti su įmonės. Jeigu jie nori kepti, gali kreiptis pas mane. Reikės pamatėt, kad sausas vynuogės, tas iziumas, jie irgi nesulipdytus vienas, o jisai išdėliotas po visus pyragėlius. Šiuo metu aš ragaunu, kad žinoti jo skonį. Ir kokybės jie įvertinti, kaip jis iškeptas. Pyragas man patinka. Jūs matėt, kai jis padarytas toksai gražus, viduj kaip baltas, viršus labai gražiai
kaip priklauso, iškeptas. Ne? Jūs galite įvertinti mano talantą kepimo patiekalų. Nu, prie jūsų aš noriu, aišku, paragauti, kas tai yra. Zapyragas. O, pjaunasi gerai. Mes galime ir su pagaliukais, aišku, valgyti, ne? Irgi talantai gimsta įnaudoti su pagaliukais. Nu. Tai bandau tai daryti. Reikia jų mokėti iš pradžių rankose laikyti, ne? Nu. Paragavau, kad tikrai skanu. Nu, šį kartą jau antrą aš mažinau kiekį saldaus ir pasižiūrėjau, ką gavosi kaip duona. Tikrai, aš galiu kepti kaip naminė duona. Galima naudotis į mūsų įrankius. Su peiliu ir šakute. Pasakysiu, kad tikrai gamta šypsosi. Nieko nedariau, ne? Tai yra dirbtinis intelektas. Biškį pakeičiau temą. Mūsų naujo įrenginio televizorius. Aš pasakysiu, kad tikrai aš patenkintas savo kulinarijos darbais. Šį kartą duona pasidarė tokia. Nėra saldu ant tiek, kad valgyti kaip saldų pyragą. Jų galim naudotis kaip su maistą, kuri yra mėsa, ne? Tai reikia pridėti tiek ingredientų, kad nemaišyti su patiekalas, kurie yra labai saldus. Būna saldi pyragai, a būna tie, kurie valgom kaip duona naminė, ne? Su sriuba ir vis. Aš noriu išgerti kavos su jumis. Už jūsų Golf Classic, labai aromatizuojantis. Aš daug geriu ir patenkintas, kai tie, kurie moka gaminti, kai jie gamina parduotuvėse. Tikrai geras kokybės tuos produktus, kurie tenkinta pirkėjų pirkti parduotuvėje.
Galima pakelti taurę. Nu, aš matau, dėl video įrašymo nebus taip gražu ir aktualu. Tai aš noriu pakelti puodelį kavos. Tai bus mandagu. Už jūsų, gerbi lietuvių. Aš girdėjau, kad LRT sekantį mėnesį 12 birželį šventės 100-dienį 2026 metų. Aš noriu palinkėti jums visą geriausią. Kad jūsų ir toliau programa laida būtų rodoma televizijai, taip, kad galima prisijungti net su priedami šilelės, aš turiu žiūrėti televiziją. Šiuo metu aš žiūriu ir klausau keletą laidų, kuri yra taikoma per priedėlį žiūrėti. Tuo metu aš žiūriu iš televizijos Erika LT. Aš mačiau įrašų gražų, mandagu. Ir po šio laiko man užtekdavo paklausyti radiją. Kaip analoginį, taip ir skaitmeniniu būdu. Tai tuo metu aš palinkiu šią LRT televizoriai taikyti tos programos, kurie būtų aktualu. Šiuo metu aš noriu užbaigti šį diskusiją. Man buvo labai malonu su jumis bendrauti vaizdo įrašu. Aš visada pastebiu, kada man atsaka komentaruose, arba aš matau iš kokių laidų aktualų, kurie daeina pas mane jūsų pranešimus. Noriu palinkėti ir toliau Lietuvos piliečiams siekti viską, ką neturėjot tarybų laikų, nebuvo galimybės tai įgyvendinti. Aš noriu palinkėti, kad jis toliau tobulėtų. Su jumis buvo Sergejus Tomlenko, Lietuvos pilietis. Mano laidą galite žiūrėti Google paskyroje Serž, apatinį braukšnys, @CNews. Sudie. Ačiū už dėmesį.